Ir šiandien varysim su Universalu į Winter Gamesus. Tai kągi, sveiki, senai kaip ir nesimatėm, bet štai ir vėl mes neužilgom. Ir šiandien varysim su Universalu į Winter Gamesus. Cypsi kažkokia pelytė ten variklio skyriai. Ir prasideda sprinto važiavimai. Turim sniego, turim ledą net startę, o paskui biškį asfaltą, tai padangos tokios tiesiog gatvinės. Tai žiūrėsim, for fun toks prasilėkimas. Labą rytą. Kiek? Su šito važiuosit? Pasiskolinau biškį, reikia pabandyti ir prieki varomas. Kaip sugalvojat? Ai, tipo, kad paivairint? Tai aišku, nu. Tai mano po paskutinio ralio, taigi nelabai važiuoja dar. Nu, bet tai, nu, tiksliai. Tai dar kažkaip reikia pasibandyti. Kitą sezoną su bamba? Tai greičiausiai žiūrėsim, kaip laiko, kaip pinigų, žinai, viską ir žiūrėsim. Bandysim, aišku, važiuoti. Okay. Noras yra. O ką šitas, kiek čia litrų kas čia? Čia Clio sportas yra. 1,24 kW. O, bet pala, ten kažkur varėt ten slalome praeitą kartą su silpnesniu kažkokiu. Aš su dizeliu, ten deiliu. Jau su to pačiu čia, bet. Jo, su deiliu karo, 1,5 dizeliu, ten paprastus. Šitas rimtesnis? Jo, stovi tenais. Serviso mašina šiandien. O čia rimtesnis biškai, ne? Jo, čia šiaip visai faina mašina. Nu, aš įsivaizduoju. Pasibandėma visai, pabandysim sulėkti, pažiūrėsim, kas gaus. Tai dar ar per žiemą nepersiplanas į šitą ruošti mineralius? Tai žinai, neaišku čia. Nes matau puslankį yra, ne? Yra, jo. Labas, Fane. Labas. Aš nežinau, ar aš už tvoros čia galiu. Gali. Sakai. Taigi, riedami į sprinto rungties startą. Su muzikytė, viskas tvarkingai, linksmai, tuoj teisėjas parodys, kad galima, parodo, kad galima startuoti. Ir visiškas ledas starte. Bandau atleidinėti gazą, nes kitu atveju prasikas tiesiog ratai, kad kažkiek bent greitėtų automobilis. Pirmas čia vingius labai ramiai. Čia jau antras važiavimas, nes pirmo važiavimo tai trečius vartelius vieną iš kugelį tiesiai čia nuslydavot. Tai ir antrą kartą buvo biški šlapias momentas, o toliau čia kaip ir tiesioji, kaip ir kabina, kaip ir nekabina, gal biški asfalto griebė, neaišku. Tai bandžiau ir traction control, tai stabilumo kontrolę išjungti ir įjungti. Čia automatas, tai žodžiu visokius variantus bandžiausi, tai gal vis dėlto ta stabilumo kontrolė visai gelbėjo, sakyčiau, padėjo. Tai galiausiai palikau ją. Bandžiau dar su rankiniu bėgių junginėjimu važiuoti, bet irgi nelabai gal pasiteisino kažkaip. Tai, žodžiu, visai smagi pramoga. 90 €. Sprinto rungtis 4 važiavimai, nemažėda trasuoja. Ir va tokiam sąlygom labai visai neblogai pasitreniruoti savo įgūdžius. Toks visai tikslas ir buvo, sakyčiau, kad pabandyti, kaip automobilis elgiasi tokioj dangoj. Aišku, ten jau bandęs ne kartą, bet vat, jeigu jūs galvojat, tai pirmins tą savo paprastų automobilių galit šalmą pasiemat. Motociklą gali būti šalmas netgi ir galit savo prasilėkti. Vieni ralistai renkasi. Nu. Kiek darai? Nežinau, 1,8 bandau, bet su padangom tai matau, kad nepataikiau. Aš irgi tiek pasidaręs, bet tai sakai, pakyla ant sniego paskui? Ne, buvau 2 pas mane. Kaip sekas, nenumuši kuliukų? Pirmas į atbulinę jungiau, bet dabar be atbulinės vis tiek tą patį sulikiau, niekur. Atbulinė atjung? Reikia grįžti prie veidėjai. Smagiau, biškai, net lengviau kontroliuoti gal ant slidaus. Žinai, pripratęs, tai dabar dėl vaikų, kai sakai. Jo. Su priekiu krose, kai važiuoju su priekiu, tai į orientuoju. Supratau.
Čia jau 3. ir 4. važiavimas ir atrodo, kad jau ta danga turėtų būti prasivalius, bet iš tiesų gavosi priešingai, visiškai išsislydino tas esantis sniegas ant trasos ir gavosi daug kur labai juodas ledas. Tai čia buvo labai susukta gyvatėlė, tai itin lėtai reikėjo važiuoti, nes matot daug nuslydimų tiesiai. Paskui čia bandžiau kuo arčiau krašto gaudyti sukibimą, užgrieb žolės ar kažko, bet nelabai iš tiesų gelbėjo. Baigti sprinto važiavimai. Pradžiai pridaužiau kuoliukų, kol supratau, kaip važiuoti. Šiaip slidu ir, man atrodo, kuo toliau, to labiau slidžiau darėsi dar netgi. Kažkas sėmis lygus atsivežė. Tai šiaip viskas kaip ir gerai liktai. Ai, nu tai buvau pasigavęs tą kuoliuką kažkur čia su bumperiu. Pervažiau, paskui tą didelį tokį kliudžiau. Tai žodžiu, rezultatai nekokie, bet dabar slalomiukas lauks. Saulė išlindo, labai gražu viskas, bet nėra šilta, nėra. Užkandam ir į sprintą, kaip Andriau Winter Gamesai. Normaliai, ne taip šalta, kaip paskutinį kartą buvau. Na jau. Saulutė šviečia, tik tai vėjuota ganėtinai. Nu, žiūrėsim, kaip seksis mums slalome. Kol kas ten straglina visi baisiai, nes labai susukta trasytė tokia. Ir ledas pasidarė, kaip ir sprinto trasoje. Sekundžių. Tai tokie tie Winter Gamesai. Baigiau iš savo slalomo važiavimus. Tragedija. Pamečiau skaičių. Suvažiavau daugiau negu sumokėjau. 4 ratus vietoj 3, kas nėra blogai. Bet rezultatų prasme, aišku, blogai. Tai, aišku, varžiausi čia realiai su Volvo kažkokia buvo. Tai su savo tipažo automobiliais, nes su kitais ten nelabai pajėgiau. O ką, trasa slalomo labai nuvylė šudina, nes anksčiau būdavo dar tenais tolyn važiuoti gali, tai čia tiesiog aikšteliai 3 ratai, nu, nesąmai. Taip, o ką, šiaip pradėjo džiūt viskas, nu, nedžiūt, tirpti sniegas bent. Tai toks tas pirmas pasimėgavimas, prisiminimas vairavimo. Žiūrėsim, ką toliau žiemą atneš, gal bus dar galima sudalyvauti kažkur. Padangėlės, kaip čia išgyveno. Na gerai, susišiaušia dabar per sniegą, bus geriau, lengviau važiuoti. Tai krūva čia dar dalyvių. Kažką pasižiūrėsim, kažką pafilmuosim gal trumpam, outro, kad būtų. Ir susimatysim kitose video reportažuose. Iki tada. Tai visai daug tų universalų pasirodo. Universalų Winter Gamesai.